Vat ir ne. Tai dabar taip pasakysiu. Žodžiu, žiūrėkit, čia dabar nupaišysiu, paskui pasakysiu. Čia yra tokia kreivė turėtų nusipiešti. Aš specialiai susidėjau taškiukus, čia ne tai, kad pati sugalvojau ir belė kaip sudėjau. Čia sudėjau taškiukus pagal tyrimų, tiesiog tyrimais rėmiausi atliktais ir Lietuvos medicinos universiteto studentų, ir pasaulio mokslininkų tyrimais, kur aiškina pagal amžių, tai čia va turėtų būti 20, 40, 60, 80 ir 100 metų. Tai pagal amžių, koks yra pas žmogų rūgštingumas. Tai jeigu mes čia imam 100% jau tos rūgšties, reiškia tos geros rūgšties, tokios kokios reikia. Tai įsivaizduokit, čia yra 20 metų, tai reiškia jau ir tai nėra 100%, jau skaitos pas 20 mečius yra 10% mažiau tos rūgšties negu turi būti. Ir aš dabar specialiai jums paišau pagal tuos taškus, va šitaip eina. Tai reiškia, kad jeigu jums yra 60 metų, ne? Reiškia, jums skrandis pagamina tik 50% kokybiškos rūgšties. Tai kokia yra, žodžiu, papasakoju dabar žmonių kalba. Rūgštis turi būti rūgštingumas, tai reiškia pH nuo 1,5 iki 3,5. Tai pH, ar ne? Bet pas skaitos 60 mečius, net ir 50 mečius, net ir 40 mečius, reiškia, jau bus nebe tokia pH skrandžio rūgšties, jau bus prastesnė. Reiškia, kuo didesnis pH, tuo mažesnis rūgštingumas skrandžio. Tai reiškia, kad priežastis, esmė, kad priežastis yra per mažai kokybiškos rūgšties. Per mažai kokybiškos rūgšties. Įsivaizduokit, skrandžio ląstelės turi pagaminti kažkokį kiekį šitos pH rūgšties. Aš tiksliai nepasakysiu, kiek mililitrų, bet pafantazuokim. Pavyzdžiui, 100 mililitrų, kai valgom, turi pagaminti tos rūgšties, tokio rūgštingumo. Bet kadangi yra sutrikusi gleivinė, mes paskui matysim, dėl kokių priežasčių jinai susigadina tą gleivinę, ji nebepagamina tokio pH rūgšties, tai jinai pradeda gaminti, pavyzdžiui, 4-5 pH rūgšties, bet jos gamina nebe 100 ml, o 200 ml. Nes jeigu negali pagaminti geros mažai, tai gamina daug prastos. Ir čia prisiminkit ašarojančias akis. Ateina žmogus į vaistinę, nusiverkęs, šnekam, ašaros bėga, sako, man ištisai ašaros bėga. Aš negaliu nustoti verkti, ištisai man bėga tos ašaros, tiesiog ašaroja akis. Aš sakau, jums yra sausų akių sindromas. Žmogus galvoja, durna vaistininkė. Nes kokios čia sausos akis, jeigu man ištisai ašaros bėga. Sausų akių sindromas, simptomas pagrindinis yra ašarojančios akis. Reiškia, jeigu akis negali pagaminti normalių ašarų, tirštų, tokių grynų ašarų, jos gamina tokį vandenį. Taip ir su skrandžiu. Jeigu negali tokios rūgšties pagaminti, tai gamina tokį, kaip sakyt, kompotėlį, kompočiuką. Ir va tas būtent kompočiukas, va tas praskiesta, ta tokia ne ta rūgštis, ji negali užkurti virškinimo fermentų. Pepsinogenas turi pavirsti į pepsiną, pepsinas jau skaido baltymą. Ir tada mes turėsime nevirškinimą. Bet aš nenoriu užbėgti už akių, tai aš viską žodžiu toliau. Čia mano skaidris šiuolaikinis. Tai žiūrėkit, per mažai rūgšties, tai prisiminkit tas ašaras, tą kompotėlį, ar ne, vandenėlį. Per mažai rūgšties
reiškia yra prastas virškinimas, nes neužsikūria fermentai, jie nesiaktyvuoja. Reiškia, maistas nesivirškina, o jisai rūksta ir gaminasi dujos. Ir kai gaminasi dujos, tas skrandis mums atrodo toks pilnas, jis toksai, tas skrandis išpūstas. Jis toks atrodo, turit ar ne kažkas tą problemą. Toks atrodo kaip akmuo, toks kažkoks čia toks išsipūtęs, toks, negeras jausmas. Ir tada tas spaudimas, jisai silpnina tą apatinį stemplės sfinkterį. Įsivaizduokit, tas, kur užsidaro, kai mes pavalgome, nuslenka stemplė maistas į skrandį ir tada tas sfinkteriukas, jisai užsidaro tie varteliai. Bet jeigu yra skrandžio rūgštis netokio rūgštingumo, maistas rūgsta, kaupiasi dujos, skrandis pučiasi ir tada spaudimas į tą sfinkteriuką ir kas atsitinka, jisai atsiveria. Visiems aišku, ar ne? Ir tada rūgštis patenka į stemplę ir tada yra tas deginimas stemplės. Ir dabar žiūrėkit, kai mūsų skrandis gamina normalią skrandžio rūgštį, tą 1,5-3,5 pH, tik ta rūgštis stimuliuoja sfinkterio užsidarymą. Jeigu rūgštis yra mažesnė, silpnesnė, mūsų skrandžiui atrodo, kad mes dar valgom. Jam neatrodo, kad mes jau pabaigėm valgyti. Jam taip vaidenasi, kad mes dar procese. Ir dar tai vienas mechanizmas, kad dujos kaupiasi ir tą spaudimą kelia, ar ne? O čia antras mechanizmas, reiškia, kai rūgštis netokia, skrandžis įsivaizduoja, kad jūs dar vis valgot, kad dar pareis kąsnis. Ir neužsidaro tas sfinkterėlis. Tai dabar žiūrėkit, tas per mažas skrandžio rūgštingumas, kadangi neaktyvina tų virškinimo fermentų, pepsinogenas nevirsta į pepsiną, sutrinka baltymų virškinimas. Reiškia, tas kotletas, kurį jūs suvalgėt, ar kiaušinis, bet kas yra baltyminis, ar pieno produktas, jis negali susiskaidyti į peptidus. Tai reiškia, nes baltymas turi susiskaidyti skrandyje į peptidus. Tai reiškia, jisai toks nesuvirškintas, leidžiasi žemyn, o žarnynas gamina kitus jau fermentus, kurie atpažįsta tik peptidus. Jie neatpažįsta baltymų. Jiems turi jau nuslinkti toks apvirškintas baltymas, o ne pilnas. Ir jeigu nuslenka ne peptidas, o cielas baltymas, žarnyno fermentai, jo negali toliau skaidyti. Ir tada jūs valgot baltymus, baltyminį maistą, bet jūsų organizmas badauja, nes negali iš to baltymo paimti. Negali jo suskaidyti iki aminorūgščių. Ir jūs valgot baltymus, o jūsų raumenys, sausa raumenų masė nyksta. Ir negana to, kad nyksta ta raumenų masė, tas sfinkteriukas, kuris irgi yra raumuo, jo tonusas silpnėja dėl baltymų trūkumo. Ir jisai tada dar mažiau užsiveria, nes nėra tonuso, neužsispaudžia raumuo. Tai žodžiu, dujos spaudimą kelia, ar ne? Tada žemas tas rūgštingumas, netokia rūgštis skrandžiui tą pojūtį duoda, kad jūs dar valgote. Ir dar pats tas sfinkteris tonuso neturintis, jisai neužsiveria. Žodžiu, 3 mechanizmai, kaip ta rūgštis kyla į viršų. Ir dar negana to, kad nesivirškino baltymai, taip pat yra prastas mineralų, nes mineralai, žinote, yra ir geležinis, ir cinkas, ir selenas, kalcis, tai žodžiu mineralų ir B12 vitamino pasisavinimas. Plus žarnyno mikrobiotos disbalansas atsiranda dėl to, kad yra mažas skrandžio rūgštingumas. Ir dabar truputį daugiau papasakosiu. Mechanizmą. Galvoju, tikrai atsiras tokių kaip aš, kurie neišaugo iš to amžiaus, o tai kodėl, o tai kaip.
Man visada reikia žinoti, bet, aš turiu suprasti. Vien tik tai iškalt netinka, reikia suprasti. Aš galvoju, tikrai tokių yra daugiau. Tai mechanizmas. Tai žodžiu, kaip ir minėjau, kad baltymas susivirškintų, tai baltymas, žodžiu, pepsinogenas, tas pirmtakas fermento, turi susijungti su rūgštimi, kad atsirastų tas aktyvus baltymus virškinantis fermentas. Tai jeigu mes turime ne tokią rūgštį, ne tokio rūgštingumo, ne tokio pH, tai tas ir nesusidaro, nes turi būti va toksai. Jeigu yra 4-5 pH, nesusidaro pepsinas, baltymas nevirškinamas. Ką daro vaistai nuo rūgštingumo? Omeprazoliai, pantoprazoliai, esomeprazoliai, lanzoprazoliai? Mažina šitą pH. Atsiprašau, didina pH, mažina rūgštingumą, norėjau pasakyti. Tai ką mes turėsime, valgydami vaistus? Rūgštingumo turėsim pH 4-5 ir turėsime mažai pepsino. Jeigu mažai pepsino, reiškia mūsų baltymai nesusivirškins. Baltymai nesusivirškins, reiškia mūsų tas sfinkteriukas neturės tonuso ir jisai bus kaip kaliošas. Tiesiog toks, neužsiveriantis. Čia dabar dar įdomus koksai mechanizmas. Kad mūsų visi tie B12 vitaminai, kuriuos mes suvalgome su maistu, jie yra susijungę su baltymais. B12 jos visą laiką susijungia su baltymu. Ir mūsų tas skrandžio rūgštis, va šitokia, kartu su pepsinu turi išardyti tą sąjungą. Žodžiu, suprantate, nėra B12 tokio kaip vienas susijungia su baltymu. Ir jeigu mes neišardom tos poros, tai mūsų organizmas nepasisavina B12. O jeigu mes B12 neįsisavinam ir jeigu trūksta B12, kas atsitinka? Kyla uždegimai organizmo, sprandų susukimai ar ne, visokie neuralgijos, mūsų neuronai, mūsų nervinės ląstelės pasidaro kaip nuplikytas laidas. Žinot, neuronas kaip atrodo, ne? Tai toks panašus į mane, susivėlęs ta galva, į tokia uodega jau. Tai ta uodega, jeigu trūksta B12, jinai yra kaip laidas be tos gumos. Tai aš čia dabar tai galiu čiupinėti tą laidą. O jeigu gumos nebūtų, tai kas būtų? Būtų dar neuronas pasišiaušęs daugiau. Tai reiškia, kad B12 ir kai trūksta to dangalo ant neurono, tai žinot, mūsų tie nerviniai impulsai, labai gražiai mano kolegė papasakojo, nerviniai impulsai, jie sklinda nuo neurono ant neurono, tiesiog kaip elektra. Ir jeigu laidai nuplikyti, tai yra kaip žvyrkelis su duobėm. Tai gali tie neuronai, tas impulsas, žodžiu, dėl ko mums taip, ne, ir tai surakina, tai neuralgijos, tai skausmai, tai atrodo degina, tai ten, ta elektra man eina per kūną, ar ne, sutraukia ir taip toliau. Ir kada yra laidai neuronai su mielinu, su tuo dangalu, tai elektriniai impulsai sklinda kaip per plentą, kaip per asfaltą. Žodžiu, kaip per naujai suremontuotą kelią. Tai B12 reikalingas ypatingai nervų sistemai, homocisteino mažinimui, kad tai yra pavojingesnis dalykas už cholesterolį, homocisteinas. Reikalingas tiem, kaip minėjau, impulsam nerviniam, tai reiškia mūsų neuronam, ar ne? Geležies įsisavinimui reikalingas B12. Bet kad mes įgautumėm, mums reikia šitos skrandžio rūgšties, va tokios, ir aktyvuoto pepsino. Ką daro vaistai nuo rūgšties? Pakartokime, ne? Pakeičia pH, sumažina rūgštingumą. Reiškia, mes turėsim B12 deficitą. Vitamino B12 turėsim trūkumą, amžiną, vartodami vaistus nuo skrandžio.
Taip, ir ką noriu dar pasakyti, čia dar toks yra vidinis faktorius dar vadinamas. Nu, žodžiu, čia visas mechanizmas. Kai tas B12 jau atsilaisvina dėka šitų, jam reikia dar susijungti su vidiniu faktorium klubinėje žarnoje, nuskaitos, kad įsisavintų. Bet kaip įdomiai, dabar galvoju, ar bus, ar jau nebus, jau pamiršau, ar rašiau, ar nerašiau. Bet jeigu ką pakartosim, kad tas vidinis faktorius irgi gaminasi tik tada, kai yra sveika skrandžio gleivinė. O su amžiumi jo gamyba mažėja. Nu, žodžiu, bet jeigu B12 neišsilaisvina iš tos poros ir jeigu nesusijungia su vidiniu faktoriumi, nėra B12 įsisavinimo. Tai reiškia, mums reikia sveikos gleivinės ir tokios rūgšties, va tokios reikia rūgšties, nepamažintos. Toliau. Kaip sakiau, kad B12 deficitas gali sukelti mažakraujystę. Bet ta mažakraujystė dėka per mažo rūgštingumo gali kilti ir per kitą mechanizmą. Tai reiškia, kad ne cheminė geležis, tai reiškia, kuri ne iš mėsos, o iš kito maisto, žodžiu, atmetus mėsą, ar ne? Ji turi būtinai pavirsti į fero formą, nu reiškia, iš ferum 3 į ferum 2, turi pavirsti dvivalentę, iš trivalentės į dvivalentę. Ir būtinai reiškia, kad tai įvyktų, vėl reikia tos rūgšties, va tokios rūgšties, kad įvyktų įsisavinimas. Tai jeigu mes su vaistais nusimušam rūgštingumą, pH pakyla, reiškia, geležies įsisavinimas krenta ir gali žmogus tą geležį valgyti kiek tik nori, gydytis tą mažą kraujystę gali kiek nori. Jeigu mažas skrandžio rūgštingumas, bet nebūtinai jisai nuo vaistų gali būti mažas, tiesiog gali būti per mažas ar ne, su amžiumi, nes matėt grafikas. Grafike yra tiesiog dėl amžiaus jisai mažėja. Arba gali mažėti rūgštingumas dėl, aš pamiršau, kad aš turiu užsirašus, dėl mitybos įpročių. Nu, ta prasme, prastas maistas, ar ne, perdirbtas maistas, alkoholis. Taip pat gali dėl vaistų, ypatingai nesteroidinių priešuždegiminių, nu, tai tie visi ibuprofenai, žinot, paracetamoliai, diklofenakai, nimesulidai, nu, vat, vardinu, ką dažniausiai žmonės žino. Tai va, tai tų priežasčių daug yra. Ir dabar žiūrėkit, per mažas rūgštingumas, skrandžio rūgštis, va tokia, ji sunaikina bakterijas patogeninės, sunaikina, daug kas sunaikina toksinus, kuriuos mes suvalgom, sunaikina grybelį. Ir jeigu tas rūgštingumas yra netinkamas, tos bakterijos, grybeliai, jie keliauja toliau savo laisvai, nes jie nėra sunaikinami. Ta pačia Helicobacter pylori, jeigu rūgštingumas yra geras, Helicobacter pylori dažniausiai, ne 100%, bet dažniausiai jai išbujoti nėra šansų. Aišku, būna, kada ir su geru rūgštingumu Helicobacteris išbujoja, bet tai būna labai reti atvejai ir būna tokios retos priežastys, bet kada yra per mažas rūgštingumas, Helicobacteriui tai yra rojus. Tai va, ir tada kas nutinka, žiūrėkit, kai yra tų bakterijų, grybelių kontrolės nėra, viskas varo žemyn, kas nutinka? Nutinka disbiozė, todėl kad mūsų žarnynas mėgsta santykį 80/20. 80 gerų bakterijų, 20 patogeninių. Bet jeigu čia ištisai ateina daug patogeninių bakterijų, daug grybelių, automatiškai gerosios bakterijos nesugeba jų nukonkuruoti. Ir jos pradeda imti viršų, jos pradeda klestėtos patogeninės ir atsiranda disbiozė, tai reiškia disbalansas, disbiozė. Santykis nebe 80/20, o ten koks nors 70/30 arba 50/50, kas jau yra žiauriai blogai. SIBO. SIBO tai yra, kam nors SIBO, gal yra kam nors SIBO, žinot. Kai gerosios bakterijos labai pradeda viešėti plonajame žarnyne. Ir tai nebūtinai patogeninės, tai gali būti ir gerosios, kada jos nenuslenka žemyn. Bet SIBO dažniausiai tas
atsiranda SIBO sindromas, būtent kai yra per mažas rūgštingumas, nes skrandžio rūgštis kontroliuoja. Tiesiog sunaikina tą perteklių, sunaikina tą patogeninių bakterijų, tą, žodžiu, perteklių ir kad, tiesiog kontroliuoja, kas gali praeiti žemyn. Ir vėliau dar pakomentuosiu, dabar galvoju, kad tik nepamirščiau, būtent dėl gerųjų bakterijų. Kad jeigu gerosios bakterijos, arba dabar pasakysiu, nes paskui galiu ir pamiršti, kad gerosios bakterijos, jeigu jos yra papildų pavidale, ar ne, bet geriam papildus, gerasias bakterijas. Jeigu jos neturi tikslinės pristatymo technologijos, reiškia, nėra pagamintos technologiškai taip, kad būtų nuneštos į storąjį žarnyną, reiškia, jos gali sukelti SIBO. Bet jeigu bakterijos turi tikslinę pristatymo technologiją, jos atsipalaiduos tik tai storajame žarnyne, o ne plonajame. Kandida. Tai jeigu per mažas skrandžio rūgštingumas, didėja didžiulė rizika, kad bus kandida. Moteris turbūt daugelis esam tą dalyką patyrusius, kas tas yra. Ir dėl per mažo rūgštingumo mažėja magrio, kalcio, cinko absorbcija. Tiesiog yra sunku organizmui aktyvuoti šitas mineralus ir juos įsisavinti. Tai pakartosiu, kad Helicobacter pylori tai yra bakterija, kurią mes laikome didžiausiu blogiu šiais laikais ir jau yra tokia kaip jau ir pandemija, darytis kraujo tyrimus ar testus ar ne, patiem ar tą žarną ryti. Tai iš tikrųjų Helicobacter pylori bakterija mes realiai galim sakyti turi iš 3-2. Tai 2/3, va čia sėdinčių turim Helicobacter pylori didesnį kiekį. Šiaip mes turim ją visi, bet tą didesnį kiekį turi iš 3-2. Bet, kaip ir minėjau, tas įvyksta blogumas tada, kai jinai pasiekia tą klestėjimą, kai jinai išbujoja, o tai labiausiai nutinka, kai yra per mažas skrandžio rūgštingumas. Ir dar kitas faktas, kad ji gali atsinaujinti. Bet pavyzdžiui, pasigydėt, sugėrėt kurs antibiotikų, visų dar tų omeprazolių, pantoprazolių, ar ne? Ir jinai vėl išbujoja po kurio laiko, vėl atsinaujina. O kodėl? Todėl, kad dažniausiai nėra pašalinta priežastis. O kokia priežastis? Tai reiškia, kad nėra sutvarkytas rūgštingumas. Tai vėl tada visi ten, kas panori, kas taip ir elgia. Gerai, toliau. Tai kokia ta skrandžio gleivinė gamina tą, va šitą rūgštį, va tokio rūgštingumo rūgštį. Kokia gleivinė gamina? Sveika. Jau visi mato, ar ne? Sveika. Jeigu, tai va, kur yra esmė? Ne pasekmes, ne rūgštingumą mažinti, ne kažką didinti ar kažką mažinti, bet tiesiog turėti sveiką skrandžio gleivinę, o sveika skrandžio gleivinė, ji pati pagamins jums tą reikalingą kokybišką skrandžio rūgštį. Tai reiškia, jeigu turime sveiką gleivinę, reiškia, mes turėsim reikiamą kiekį skrandžio rūgšties ir čia jau bereikia parašiau žodžiu, kad rūgštingumas, tas pH bus toks, koks reikia. Mums apie tai net galvoti nereiks. O kodėl ta skrandžio gleivinė pasidaro nesveika? Kas įtakoja? Kodėl? Tai gerai, turėsiu aš tą sveiką skrandžio gleivinę. O kodėl jinai pasidaro nesveika? Pasakykit. Kodėl? Amžius. Maistas. Gerai, maistas vienas dalykas. Maistas vienas dalykas, reiškia, mes valgome daug, taip, žalingi ypač, taip. O stresas? Taip. O šitą, ar ne? O virusai? Taip. Kitaip tariant, oksidacinis stresas. Tai iš tikrųjų pasakysiu taip, kad gleivinė skrandžio nustoja būti sveika tada, kai jinai patiria dažniausiai
arba tą mechaninį kažkokį pažeidimą, arba oksidacinį stresą. Oksidacinį stresą gali kelti chemija, tai reiškia maistas su chemikalais, gali kelti virusinės infekcijos, gali kelti stresas. Oksidacinį stresą gali keltas tiesioginis stresas, turiu galvoj, nervų sistemą, ar ne? Bet oksidacinis stresas tai nebūtinai surūgęs veidas, piktas žvilgsnis, reikiantis žmogus. Ne. Oksidacinis stresas, pavyzdžiui, gali būti, dabar bandau stresą turėti, čia tokiais išėpus visą laiką sėdėjo. Tai gali oksidacinis stresas kilti žmogui, kuris visiškai net neįtartum, kad jisai gyvenime atrodo niekada nepatiria jokio streso. Visas atrodytų laimingas, su šypsena visada, kiek be matytum, visą laiką šypsosi. Tai oksidacinis stresas tai nėra stresas, tas, kokį mes įsivaizduojam. Tai, pavyzdžiui, suvalgėt rūkytą dešrą ir jūsų skrandžiui jau yra oksidacinis stresas. Išgėrėt gazuotą limonadą, jau yra skrandžio oksidacinis stresas. Užsikrėtėt virusų kažkokiu, pavyzdžiui, COVID-as dabar pas mus Gargžduose siautėja, tikiuosi neatvežiau. Tai oksidacinis stresas. Oksidacinis stresas labiausiai mūsų skrandžio gleivinę, galima sakyti, drasko, ardo. Man tai patinka taip aiškiai pasakyti, kad oksidacinis stresas tai yra kaip ugnis, tai yra kaip gaisras. Tiesiog įsivaizduokit, ką gaisras padaro. Nudegina. Tai va, tai kas dar degina? Rūkymas. Tai taip, žalingi įpročiai jau kalbėjom, ar ne? Tai pereikime, kaip turėti tą sveiką skrandžio gleivinę. Kaip iš nesveikos padaryti į sveiką ir kad ta sveika gleivinė gamintų mums tą H-chlor 1,5-3,5 rūgštingumą ir kad tas pepsinas ten užsikurtų ir kad to vidinio faktoriaus netrūktų, ar ne, to kuris tą B12 sujungia ir taip toliau ir panašiai, ir kad mes toliau žydėtumėm kaip rožės. Tai maistinės medžiagos sveikam skrandžiui. Amino rūgštys. Amino rūgštys, tai kaip ir minėjau, tai yra baltymo dalys. Tai jeigu jeigu tas kotletas susivirškino iki peptidų, o peptidai nuslinkia į žarnyną iki amino rūgščių, tai va mes turėsim amino rūgštis. Ir reiškia, tos amino rūgštys, ką daro, regeneruoja skrandžio gleivinę. Kitaip tariant, vienos medžiagos skrandžiui yra kaip plytos namui statyti, reiškia regeneracija, tai yra, įsivaizduokit, kad tas skylės, tiesiog tas nuverstas sienas, išdaužytas, sudegintas, jas atstato. Tai regeneracija, tai yra būtent, reiškia, ta medžiaga yra plytos. Tai regeneracijai ir, žiūrėkit, amino rūgštys reikalingos rūgšties ir pepsino, to fermento gamybai, ar ne, kad nepritrūktų. Tai va, tai dabar vėl pakartokim, kad jeigu rūgštingumas netinkamas, mes neturėsim amino rūgščių net valgydami kotletus, ar kiaušinius, ar pieno produktus, ar pupelės ir panašiai. Reiškia, mes neturėsim regeneracijos, reiškia, mūsų skrandžio gleivinė neatsinaujins ir reiškia, mes turėsim gilesnę duobę ir toliau mums ta rūgštis bus netokio rūgštingumo. Nes trūksta maistinių medžiagų, suprantat? Pavyzdžiui, dabar pasakykit, iš ko jūs verdate košę? Ar iš kirvio, ar iš kruopų? Iš kruopų. Tai va, tai žodžiu, tik pasakose košę verda iš kirvio, o realiai gyvenime reikia kruopų. Tai tik pasakose, ar kaip sakau, toj medicinai galime, tik reklamai, gal ne medicinai, tik reklamai galime su ta tabletė sutvarkyti visas problemas. O gyvenime tam reikia amino rūgščių. Realiai. Cinkas. Dabar žiūrėkit, koks yra įdomus dalykas. Cinkas gleivinės atnaujinimui, atstatymui, taip pat pepsino sintezei. Tai reiškia, čia yra plytos,
gleivinės atstatymui plytos, o čia jau yra antioksidacinė apsauga. Jau čia yra kitas poveikis, reiškia, tai yra produktas, medžiaga, mineralas, gaisrininkas. Kam reikalingi gaisrininkai? Tai jeigu užsidegė namas ir šalia stovi su šlanga gaisrininkas, jis tuoj pat užgesino ir nieks nenugriuvo. Reiškia, nespėjo įsikurti tas didžiulis laužas ir sudegti viskas. Reiškia, reikės mažiau plytų, kad atstatyti sienas, nes tiesiog laiku užgesintas buvo gaisras, ar ne? Tai cinkas ir gesina gaisrą, reiškia, oksidacinį stresą mažina ir atstato jau jeigu kažkas ir nuvirto. Pamenat, koks mineralas blogai savinasi, kai yra rūgštingumas prastas? Cinkas. Cinkas. Taip. Tai sprendė čia kaip toks užburtas ratas gaunasi. Vitaminas A. Vitaminas A gali būti, galima čia rašyti ir beta-karotenas, nes iš morkos valgydami gaunam beta-karoteną, kuris organizme paverčiamas į vitaminą A. Arba yra tiesioginių šaltinių. Bet jeigu žiūrėt apie vitaminą A, kodėl jisai užima tą trečią vietą, tai vėl palaiko epitelio ląstelių diferenciaciją ir gleivinės barjerą. Tai dabar čia yra medicininė kalba, dabar žmonių kalba. Mūsų skrandis susideda ne vien iš ląstelių, kurios gamina rūgštį. Jų yra visokių rūšių tų ląstelių. Bet yra tos paretalinės ląstelės, kurios gamina rūgštį. Ir jeigu, nes ne visada skrandžio rūgštingumas būna per mažas, kartais iš tikrųjų jisai būna per didelis. Tai reiškia, kartais jisai iš tikrųjų gali būti tas pH 1, kas yra jau per didelis. Reiškia, per matsni jau ta rūgštis. Tai reiškia, vitaminas A dalyvauja tokiame procese, kad skrandžio gleivinėje atsinaujintų, tiesiog diferenciacija, tai reiškia, kad būtų tiek tų ląstelių gaminančių rūgštį, tiek, kiek reikia, ne per daug. Ir jeigu trūksta organizme vitamino A, gali padidėti skrandžio rūgštį gaminančių ląstelių. Ir tada tikrai tas pH pasidarys vienetas ir bus tada jau per didelis rūgštingumas. O kadangi mūsų ir skrandyje, ir žarnyne yra ne vien tik tai gleivinė, yra dar gleivės, yra toks kaip barjeras tarp gleivinės ir tarp, kaip čia pasakyti, to vidaus ar ne, to maisto suvalgyto, ar ne, tos rūgšties pavadinkim. Taip, tarp rūgšties ir tarp gleivinės yra toksai barjeras, tokios gleivės. Tai vitaminas A taip pat dalyvauja tų gleivių sukūrime, kad ta rūgštis nedirgintų gleivinės. Tai reiškia, kad išvengiame opų. Ir žmonėm, kuriem trūksta vitamino A, yra rizika, kad bus opaligė. Reiškia, kai sako opa išsivystė opaligė, opa atsirado žaizda, ar ne? Tai tiesiog, to barjero neliko. Rūgštis tiesiogiai degina gleivinę. Tai va vitaminas A, beta-karotenas. Toliau, tai čia nežinau, nei kaip čia skaityti, ar statybininkas, ar gaisrininkas labiau. Čia turim dar gaisrininką, vieną vitaminą E, antioksidantas, ir vitaminas C taip pat yra antioksidantas. Tai reiškia gaisrininkas. Bet aš jokiais būdais nesakau jums tas rūgščias tabletės dabar ir gerti, ar ne? Tai ten tikrai tada bus žaizdų skrandyje. Mes vitaminą C turime gauti iš natūralių šaltinių, nes vitaminas C tai nėra vien tik askorbo rūgštis. Askorbo rūgštis yra ta rūgšti vitamino C forma, bet jų yra daug vitamino C formų. Ir kodėl pavyzdys, kodėl bulvė, turėdama daugiau vitamino C negu ten koks rūgštus vaisius, kodėl bulvė nerūgšti? Nes bulvėje yra askorbo rūgšties mažai, bet kitų vitamino C formų bulvėje yra labai daug. Ir jie vadinasi, tos kitos formos, bioflavonoidai. Nes vitaminas C, ta natūrali askorbo rūgštis, jinai yra bioflavonoidas. Ir tų bioflavonoidų yra visas kaip mūsų čia salė. Jų yra daug. Tai askorbo rūgštis yra
tik tai viena atšaka ir jinai duoda rūgštumą. Tai jeigu mes dabar pasiklausę tos paskaitos bėgame vaistinę nusipirktas korbo rūgšties, kurį cepelinus dedam, ar ne? Nu tai opa tokia jau tikrai grėsia žmogui, kuris turi jau ir taip tokį va skrandžio pH, tarkim. Nu gaisrininkas sakė, nusipirkti reikia. Ir tada sudega visai viskas, žodžiu, skylė atsiranda skrandį. Toliau. B12 ir folatai. Tai folatai tai yra natūrali folio rūgštis. Nu, kaip sakyt, iš maisto folatas. Tai jau yra ir B12 ir folatai yra plytos statybininkai. Atstato, regeneruoja pažeistą gleivinę. Tai reiškia, kad vėl būtų ta rūgšties gamyba tokios rūgšties, kokios reikia. Karotenoidai. Kas yra karotenoidai? Tai mes jau vieną girdėjom pavadinimą, beta-karotenas, ar ne? O tų karotenoidų irgi yra visas sąrašas. Jų yra keli šimtai, bet mums skaitos su maistu ypatingai svarbu gauti yra 15 karotenoidų. Ir karotenoidai tai yra žmonių kalba, tai yra pigmentai. Ir tie pigmentai nudažo mūsų daržoves, vaisius ir uogas raudonais ir oranžiniais dažais, spalvomis. Tai va karotenoidai. Tai yra pomidorai, paprikos, morkos, persikai, moliūgai, ar ne? Tai yra karotenoidai, braškės. Tai ką jie daro? Gleivinės epitelizaciją skatina. Tai vėl ta regeneracija, atsinaujinimas, epitelizacija. Tai reiškia, jeigu yra erozijos, žaizdelės, opos, tai epitelizacija. Ir tai yra gaisrininkai, medžiagos antioksidantai nuo oksidacinio streso. Toliau, omega-3 riebalų rūgštys. Tai yra žuvies taukų veiklioji medžiaga. Taip kaip kompote slivukai. Tai reiškia, yra žuvies taukai, tai yra taukai. Bet kartais būna žuvies taukai be omega-3 riebių rūgščių. Nu, pavyzdžiui, jūs valgote iš parduotuvės, iš prekybos centrų nusipirktą riebę žuvį, nu, pavyzdžiui, kokią nors lašišą, ar ne? Bėga tie taukai jau tikrai per smakrą varva, vienas riebalas, bet ten omega-3 riebių rūgščių gali būti pėdsakas, jeigu tai yra ūkyje užauginta žuvis, o jos tikrai prekybos centruose yra užaugintos ūkiuose. Bet jeigu valgome laukinę žuvį, jinai minta kriliais, o ne kombikorm. Tai reiškia, žuvis, kai valgo krilius, susiformuoja omega-3 riebiosios rūgštys. Tai ne taukas, tai yra omega-3 riebiosios rūgštys, veiklioji medžiaga. Tai va šita veiklioji medžiaga mažina uždegimus, nes kyla uždegimai, kada yra pažeista gleivinė. Ir aišku, palaiko gleivinės struktūrą. Tai šiais laikais žmonės tikrai yra apsišvietę ir omega-3 riebiąsias rūgštis tikrai žmonės daug kas vartoja, ar žuvies taukus tikrai labai daug kas vartoja, tai yra turbūt labiausiai parduodami papildai vaistinėje. Bet pasakysiu taip, kad nežinau, kai manęs paklausia, kas yra naudingiau vartoti omega-3 ar nevartoti, kas naudingiau, pavojingiau. Aš nežinau, kas yra, ar yra pavojingiau šiais laikais vartoti, ar pavojingiau yra nevartoti. Suprantat? Kodėl? Todėl, kad žuvies taukuose, omega-3 riebių rūgščių papilduose yra labai daug sunkiųjų metalų. O sunkieji metalai patekę į organizmą oksiduojasi ir jie kelia uždegimą. Todėl vartojant omega-3 riebiąsias rūgštis, papildų pavidale labai svarbu išsiaiškinti, ar tame produkte nėra sunkiųjų metalų. Kaip išsiaiškinti? Nu tikrai ant pakuotės, žinokit, neparašyta bus, kad šitame produkte yra sunkieji metalai. Čia yra, to nereikalauja ir tokio ženklinimo nėra. Ir nežinau, ar nelabai įsivaizduoju, ar kada nors bus toksai ženklinimas reikalingas, privalomas. Bet jūs galite tą sužinoti parašę gamintojui laišką.
Labai paprastai. Nereikia tikrai pirkti markučių, vokų. Tiesiog internetu susirandate e-mailą. Šiais laikais galima per 5 minutės išsiųsti keliem gamintojams laiškus ir paklausti, ar jūsų produktai yra sunkių metalų. Ir jeigu jums nieko neprašo, bet laiškas neparėjo kaip nepristatytas, reiškia, neturi ką atrašyti. Arba parašys, kad ne, neturi. Ne, Negali. neparašys, tai yra dokumentas. Jūs tada dar parašykit vieną laišką, atsiųskite man tai patvirtinančius dokumentus. Ir tada pamatysit, kaip susitrauks atrašančių sąrašas. Aš tą darbą esu padarius, šitą namų darbą. Aš paskui pasakysiu, kodėl. Tai žinokit, tai ir nulėmė mano apsisprendimą, ką vartoti. Nes aš vaistiniai, tai tikrai esu apsistačius žuvies taukų buteliukais iš visų pusių. Ir dabar jūs mums rekomenduojat vartoti ar nevartoti. Tai va toj papasakosiu. 10 produktas, kuris padeda palaikyti sveiką skrandžio gleivinę, tai yra skaidulos. Ne produktas, o medžiagos, ne taip pasakiau. Medžiagos skaidulos. Tikrai yra didžiulė bėda, kad mes valgome mažai skaidulinio maisto. Ir tas tiesiog turinys, jisai blogai slenka. Reikalingos skaidulos, kad kaip šluota, kad dėl turinio slinkimo. Mes kaip mes dar nežinau, dar mes gal daugiau valgome, bet vaikai, žiūrėkit, jie nori batono su uogiene, ne, jie tikrai nenori daržovių, jie tikrai nenori kopūstų griaužti, morkų griaužti, jie nori geriau saldainį, sausainį. Mažai skaidulinio maisto turinčių produktų daugiausia vaikučiai valgo. Toliau, sieros junginiai. Tikrai ne sieros rūgštis. Sieros junginiai tai yra medžiagos, kurių daug yra svogūninių, česnakinių, šeimos daržovių sudėtyje. Ir tie sieros junginiai, jie slopina Helicobacter pylori augimą ir slopina uždegimą. Tai reiškia, mes turime kauti su maistu ar papildų pavidalu sieros junginių, jeigu norim turėti sveiką skrandį, sveiką gleivinę. Ir kitos naudingos skrandžio gleiviniai medžiagos. Tai va jau matot, kad atsirado ir selenas, ir vitaminas D. Čia yra gaisrininkas, čia yra priešuždegiminis. Čia irgi reikalingas skrandžio rūgšties gamybai. Ir probiotikai, kad nebūtų disbiozės. Ir dabar tuščias lapas, kuriame aš užrašysiu jūsų patirtis. Dabar noriu paklausti, kas iš žmonių turėjote šitą problemą, bet pradėjo vartoti mano tas išvardintas maistinės medžiagas lentoje, kur buvo surašyta, susitvarkite šitas problemas. 1, 2, 3, 4. 4 su pas. Gerai. Tai dabar galvoju, ar pirmiau jūs mergaitės pašnekit, nes čia yra viskas nesurežisuota, ekspromtu, ar pirmiau papasakot. Pasakykit man, kaip geriau.